Tai Ieva 58 metrai, 3 centimetrai, kaip pati vertini savo metimus? Nelabai vertinu, aišku, norėjusi virš 60 taip lengvai mesti, tai tikrai tas rezultatas nedžiugina, bet, tik vienas varžybos, nepasisekė, tai ką padarysi dabar. O kaip apskritai savijauta, sąlygos, kaip manai, kas galbūt patrukdė tau tą norimą 60 metrų ribą pasiekti? Iš tikrųjų, tai sąlygos geros, sektorius toks lėtesnis, man patinka lėtesni sektoriai, tai iš tikrųjų temperatūra irgi viskas gerai atrodė. Tiesiog šiek tiek susikaušusi buvau, tai po pirmo metimo norėjom pataisyti biškį techniką, bet kai esi susikaustęs, adrenalinas biškį kitaip veikia, tai tiesiog negali kontroliuoti laisvai kūno ir matosi, kas gaunasi. Prieš porą savaičių Palangoje virš 61 metro skriejo, kodėl nepavyko, tarkim, priartėti prie tokių skaičių? Tai sakau, tiesiog adrenalinas sukaustė visą kūną, negalėjau laisvai mesti ir, treniruotės irgi žemiau 60 neskrido, tai tiesiog, nepasisekė ir taip gavosi. Apskritai čia buvo ilgas kelias, tu buvai ir Palangoje čempionate, tada vėl grįžai į Jungtines valstijas, tada vėl čia skridai. Kaip manai, kiek tai galėjo irgi pakoreguoti galbūt tavo rezultatą? Nemanau, kad tai kažkiek koregavo, tiesiog po Lietuvos čempionato grįžau į Ameriką, tenais išlaikiau tą lietuvišką tokį režimą, tai anksti kėliausi, anksti treniruotės, nes pas mus ten labai karšta, tai vėliau 9 net neįmanoma ten mėti, tai tikrai viskas, manau, gerai buvo, tikrai labai gerai jaučiuosi, vakar pramankštoju, viskas irgi labai gerai, tiesiog, adrenalinas jis per tokias varžybas vis tiek suveikia ir taip gaunasi. Nesate naujokė vis tiek tokio rango varžybose, bet tas jaudulys vis tiek tikėti Europos čempionato kausto, ar ne? Tai tiesiog gal ne kiek jaudulys, daugiau, kad noras gerai pasirodyti. Tai toks pasitikėjimas vis tiek buvo, sakau, 60 tikrai tikėjausi mesti, tai iš tikrųjų, galbūt per daug iš savęs tikėjausi, per daug norėjau, tai tiesiog pamiršti techniką ir tiesiog tada neskrendant. Apskritai, kuo skiriasi jausmas vienai pačiai dalyvauti varžybose ir kartu su komanda atstovauti Lietuvai? Tai žinoma, smagu, visi kartu valgome, tai tikrai smagu pašnekėti, pabendrauti, tai smagu čia per tokius renginius, tik ir turim galimybę pabūti kartu, pabendrauti vieni su kitais, tai tikrai labai smagu. Sekėjai varžovių metimus, jau gal po pirmo to rato matėjai, kad jau reikia pakankamai aukšto rezultato ir reikia mesti 60 metrų, bent jau buvo tas tikslas, jau mintis apie 60 metrų būtinai. Tai 60 buvo jau pas mane visą laiką tikslas, visą šį sezoną mečiau virš 60, tai tikrai tikėjausi, kad ir čia pavyks mesti virš 60, tai tiesiog nepasisekė, nesigavo, aukšti labai rezultatai, tikrai sportininkės gerai pasiruošė, bet vis tiek reikia džiaugtis, kad ne 3x kaip Moldovijos atstoviai, reikia džiaugtis, kad ne 54 metrai kaip praeituose čempionatuose, tai tikrai, ką padarysi.